Sveiki, mėlėjai, Forex ABC puslapio lankytojai. Kaip ir žadėjom, šiandien sausio 18 dieną atėjom truputį patreidinti ir pirksim pagal savo pačių pateiktą jums signalą auksą. Jis pasieks kainą mums truputį dar žemesnį. Užsidedam, kad įmam 0,3 statom. Kiek norim išstatyti dolerių už tai. Rašo eurais, kad tai bus 52 eurai 18 euro centų. Ir jau tuo galėsim pirkti. Kada auksas kils. Duodam plizai, spaudžiam trade ir nupirkam. Nupirkom 0,3 slotą aukso. Tai yra pardavėm 34 tūkstančius dolerių. Atidarimo kaina 1,13428. Ir dabar mes nusitoplosim, kokį mums reikia. Kainai nurodyta 1,12926. Tai bus lengviau. Nustatysim taip, išstatom 151 dolerį. Tai profitą pasiimam, kol kas uždėsim šitokį. Ir spaudžiam kalkulį. Paskui laikui bėgant galėsim perstumti truputį. Tai va, realiai mes išleidžiam 105 eurų šitam sandoriui, jeigu jis eitų netyčia mum į netinkamą poziciją. Ir mes sugrįšim su jumis vėl tuo metu, kai mes stumsim sandorį stoplosą ant nulį, nulinę poziciją. Nu ką, sąskaitoje liko 1455 eurų, kaip matot patys. Ir iki. Mūsų pratęsimas. Mes jau, kaip ir svetainį, buvau rodęs, perstumėm stoplosą į nulinę poziciją ir taip pat padarėm šį čia, va. Per šitą mygtuką aš bandžiau čia filmuoti, bet pirmas blynas prisvylęs ir neužfiksavo viso mano judesio, taigi perstumėme stoplosą į 1,13469. Tai reiškia, kad toj vietoje jau mums uždarys blogiausiu atveju ir kaip matot, kas yra įdomiausia, mes turim tiek pat pinigų, su kiek mes pradėjom, tai yra 1560 eurų ir 40 euro centų ir turim visą sandorį nemokamai. Tai yra už Easy Forex'o pinigėlius. Tai yra labai gražu, man tai labai patinka, nes aš vėl galiu pirkti auksą, išstatydamas vėl ten pradžioj tik pat savo kapitalo. Ir pasiekus tam tikrą lygį, aš galiu vėl perstum stoplosą ir tais pinigais, žodžiu, naudotis N kartų, kol man atsibos arba, kol, sakykime, kas nors atsitiks neigiamą, ar ne, kol aš jau nepralaimėsiu. Taigi, turiu 30 aukso, lauksim 100 tiek profito. Tai yra, lauksim tiek profito iki 1,144 kol kas, tai atneš mums 291 dolerį 60 dolerio centų. Išstatę, kaip matote, esam nieko, tai yra 0 ir lauksime toli pietų. Kągi, mes einam pietų,